Sveiki visi, noriu pristatyti naujausią AS serijos įrankių narį, tai yra žoliapjovė arba liaudiškai vadinamas trimeris. Tie, kas nori kokybiškai susitvarkyti pačius kraštelius aplink veją, aplink gėlynus, prie terasų, prie tvorų, jums tikrai pravers toksai trimeriukas arba žoliapjovė. Kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Kas labai gerai su juo, kad lengvai keičiasi peiliukai. Jeigu kas bijote ten keisti, vynioti žilką, tai čia tiesiog nuimate, uždedat naujus peiliukus ir vėl dirbate. Apsauga, kuri padės jums orientuotis, kad nepažeistumėt, pavyzdžiui, namo krašto, pamato, terasos arba augalo, atlenkia tą apsaugą ir žinot, kad peiliukai pjauna iki tos apsaugos. Kitas dalykas labai patogus, tai yra galima valdyti, va taip lankstyti galvą, kaip norite pjauti. Jeigu norite kraštus apipjauti, jūs tiesiog palenkėt kitų kampų ir galite pjauti. Dar vienas patogus reikalas, kada visa rankena, pažiūrėkite, paspaudus, pasisuka. Aš tada galiu nesunkiai pjauti kraštą prie trinkelių ir man nereikės vartyti rankų kažkaip tai persisukus dirbti. Koks dar vienas patogumas, kad pasiilgina ir pasitrumpina rankeną. Jeigu aš esu aukštesnis, aš pasiilginu. Jeigu esu trumpesnis, aš galiu pasidaryti visiškai trumpą. Atrodo, kad net vaikai galėtų su tokiu dirbti. Labai lengvas valdymas, labai lengvas aparatas, dėl to, kad akumuliatorius yra visiškai mažiukas, bet užteks dirbti pakankamai ilgai. 2 rankenų paspaudimas ir dirbam. Žiūrėkite, šitas prietaisas sveria tik 2,3 kg ir yra patogi skylė užkabinti ant vinijos ir gali kabėti garaže. Taipogi galime patogiai valdyti rankeną darbui, kad būtų patogiausias efektas. Taipogi galime matyti akumuliatoriaus, kiek liko. Štai rodo įkrovimo lygį. Jeigu jums darbo metu pasibaigė peiliukai, nereikės grįžti į garažą. Jūs galite čia užsidėti net 6 peiliukus. Nusiemate, nereikia naudoti jokių įrankių, užsidedat naujus peiliukus ir toliau galite tęsti savo darbą. Dirbant su šiuo įrenginiu, jums nereikės papildomai dėti ausų apsaugos, bet akių apsaugą būtinai užsidėkite ir ją rasite dėžėj kartu komplekte, dėl to, kad kartais atšoka kažkokių akmenėlių ir kad nesusižalotumėte.